Sveiki, mano vardas Saina ir šiame video VDI darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė pasidalins savo praktinę patirtimi iš VDI darbo užkulisių ir papasakos apie 4 didžiausias darbo užmokesčio klaidas, kurias daro darbdaviai. Sužinosite, kaip teisingai ir pagal visus įstatymus turi atrodyti užmokestis nurodytas darbo skelbime, kas būtinai turi būti jame pažymėta. Paaiškinsime, kaip darbo užmokestis turi būti nurodytas darbo sutartyje, kad patenkintas liktų ir darbuotojas, ir darbdavys. Taps aišku, kokias teisės turi darbuotojai, jeigu darbdavys nemoka arba vėluoja sumokėti darbo užmokestį. Na ir galiausiai suprasite, kokios pagrindinės klaidos daromos įskaitimų atvejais. Sužinosite, kada padaryti išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio darbdavys gali, o kada tai daryti griežtai draudžiama. Na, o jeigu norite sužinoti, kaip galite sutaupyti daugiau laiko, daugiau nervų bei lengviau instruktuoti darbuotojus, atsisakant visų popierizmų, popierinių instrukcijų ir popierinių žurnalų, po šio video rasite nuorodą. Spauskite ir pažiūrėkit, kaip DSATA darbo saugos e-sistema padeda sklandžiau įgyvendinti darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. Na, o dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį Ievai. Tai nuo tokios vienos iš akivaizdžiausių ir paprasčiausių galbūt pradėsiu, kad tai yra neteisingai nurodomas darbo užmokestis darbo skelbimuose. Tai kadagi vis tik tai yra klaida? Tai visų pirma, kai darbo užmokestis visai nenurodomas darbo skelbime, kai yra nurodoma tik suma nuo arba tik suma iki. Šių klaidų pasitaiko itin dažnai, darbdaviai tikrai atrodo nori laikytis įstatymo reikalavimo, darbo užmokestį nurodo, tačiau nurodo netinkamai. Paminėsiu, kad vis tik darbo kodeksas nustato tokį reikalavimą, kad darbdavys turi nurodyti skelbime bazinį tarifinį darbo užmokestį, tai reiškia konkretų užmokestį, arba intervalus. Tai jau jeigu mes kalbame apie intervalą, tokiu atveju reiškia, tai yra suma nuo iki. Tai tokių klaidų tikrai ypač dažnai pasitaiko, kai stebime darbo užmokestį pasiūlytą nuo. Taip pat dažnai nurodomas darbo užmokestis už dieną, savaitę, vėlgi taip pat pagal darbo kodekse egzistuojantį apibrėžimą, tai turi būti mėnesinis arba valandinis darbo užmokestis, arba jeigu tai yra valstybės savivaldybės institucija, gali būti koeficientas nurodomas. Taip pat dažnai yra nurodomas darbo užmokestis kartu su priedais. Netgi tokių formuluočių sutinkame, kad įskaitant priedus. Tai vėlgi to neturėtų būti, nes darbo kodeksas numato pareigą nurodyti bazinį užmokestį. Tai reiškia jį atskirti nuo priedų. Ir nenurodyta bruto ar neto. Tai iš tiesų, klaidų yra įvairių ir darbo inspekcija gana dažnai daro tokias patikrinimo akcijas, pasižiūrime per skelbimų portalus, nustatinėjame skelbimus, kurie yra netinkamai nurodyti. Siunčiame darbdaviams ir prevencinius laiškus, nenorėdami iš karto pulti bausti, bet kad galbūt vis tik neteisingai buvo suprasta darbo kodekso nuostata. Ne visi iš tiesų pasitaiso. Gaila, nes tai yra tikrai suteiktas šansas pasitaisyti be jokios atsakomybės. Tai tiesiog ta formuluotė darbo kodekse yra labai konkreti ir turėtų būti skelbime nurodytas užmokestis toks, kaip numato įstatymas. Tai dar viena klaida, tai yra nepatvirtinta darbo apmokėjimo sistema ir arba ji gali būti ir nepadaryta susipažinti visiems darbuotojams prieinamoje vietoje. Tai iš tiesų darbo apmokėjimo sistema, ji yra privaloma ne visose įmonėse,
Tačiau darbo apmokėjimo sistemoje turi atsidurti tokia svarbi informacija, kaip kad darbuotojų kategorijos ir pareigybės ir darbo užmokesčiai. Turi būti įvertinti kvalifikacija. Iš esmės, pasižiūrėjus darbo apmokėjimo sistemą, turi būti aišku, kodėl vienam darbuotojui yra mokamas galbūt vienoks užmokestis, kitam kitoks. Ir tai turi būti objektyvūs kriterijai, pagal ką įvertina darbdavys, kaip nustatomas darbo užmokestis. Ir ne tik bazinis darbo užmokestis, priedai, priemokos, vėlgi tai yra darbo apmokėjimo sistemos dalis. Tai tie dydžiai ir turi atsidurti apmokėjimo sistemoje. Ir be abejo, ta apmokėjimo sistema ji privalo būti prieinama visiems darbuotojams. Nepaisant to, kad prieš ją tvirtinant jau vykdomos informavimo konsultavimo procedūros su darbuotojų atstovais, tačiau visi darbuotojai turi turėti tą galimybę susipažinti su jų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktu. Tai dar viena tokia iš klaidų išskirčiau, kas liečia darbo užmokestį, tai ir pačioje darbo sutartyje netinkamai nurodomas darbo užmokestis. Žinome turbūt, kad tai yra būtinoji darbo sutarties sąlyga, reiškia, tai yra privaloma nurodyti darbo sutartyje. Vėlgi, lygiai taip pat kaip ir su skelbimais, kartais yra nurodoma už dieną, už savaitę, o ir prie būtinųjų darbo sutarties sąlygų yra aptarta, kad darbo užmokestis yra valandinis arba mėnesinis. Taip pat nurodoma kartais mažiau negu minimali mėnesinė alga. Šioje vietoje norėčiau pažymėti, kad mažiau būti mokama už pilną darbo laiko normą negali būti. Lygiai minimalus darbo užmokestis gali būti tik tai nekvalifikuotiems darbuotojams. Visiems kitiems turi būti darbo užmokestis didesnis nei minimali mėnesinė arba minimali valandinė alga. Tai ką jau ir dar vieną klaidą paminėjau, kad už kvalifikuotą darbą sulikstama mokėti minimalų darbo užmokestį. Ir vėlgi ta pati klaida kartojasi kaip ir skelbimuose, kad bazinis darbo užmokestis nebūna atskirtas nuo priedų, priemokų ir kitokių apmokėjimo dalių. Tai turi būti numatytas bazinis darbo užmokestis ir atskirai galima tartis, apsirašyti tvarką, nukreipti į apmokėjimo sistemą, daryti nuorodą ir dėl kitokių dalių darbo užmokesčio. Taip, darbo užmokestis viena opiausių temų, iš tiesų turiu pripažinti, tai dėl darbo užmokesčio yra ir daugiau klaidų. Tai pavyzdžiui, netinkamai apmokama už darbą darbo kodekso 144 straipsnėje nurodytais atvejais. Ir iš tiesų dėl šio aspekto mes sulaukėme tikrai ypač daug klausimų, kaip turi būti apmokėta, kada jau čia yra viršvalandinis darbas, kada ne viršvalandinis. Tai norėčiau galbūt tokią bendrą informaciją pateikti visiems, kad darbo kodekse numatyti dydžiai jie yra minimaliai ir jie privalo būti mokami. Išskyrus tais atvejais, kai pasirenkama pasinaudoti poilsiu, yra tokia galimybė, kad darbuotojo prašymų už darbą švenčių dieną, už poilsio dieną gali būti kompensuojama poilsiu, padauginus iš atitinkamo dydžio. Tai svarbu tuos dydžius ir tinkamai, žinoma, apskaičiuoti, bet noriu dar atkreipti dėmesį, kad už darbą naktį papildomai negali būti kitoks kompensavimo būdas negu numatyta darbo kodekse. Taip pat viena iš klaidų yra, kad nepateikia darbuotojų informacijos apie jo uždirbtą darbo užmokestį. Tai vadinamieji algalapiai. Darbo kodeksas numato pareigą juos teikti kas mėnesį. Sulaukėme nemažai tokių skundų ir, žinoma, visos tos klaidos yra pastebėtos iš praktikos. Tiek konsultacinėje veikloje sulaukėme begalės klausimų, kaip dažnai, ar privalo būti teikiama. Tai, darbo kodeksas aiškiai tvirtina, kad nerečiau kaip kartą kas mėnesį. Kažkokios konkrečios datos, kad tai yra kelios dienos prieš darbo užmokesčio mokėjimą ar po, nenumato, tačiau bent vieną kartą turi būti pateikta. Taip pat darbuotojo prašymų nepateikiama pažymos apie jo darbą toje įmonėje. Tai, vėlgi labai aiškiai aprašyta darbo kodekse pareiga darbdaviams, kad darbuotojai pateikus prašymą, tokios pažymos jos turi būti pateikiamas. Kodėl iškyla su tuo problemu? Sunku pasakyti, tikrai atrodo kartais sunku suprasti, kodėl negali būti pateikta pažyma darbuotojų paprašius, bet sulaukėme ir tokių nusiskundimų, kad darbdaviai jau nereaguoja. Arba, pavyzdžiui, jau pasibaigus yra darbo sutartis, darbuotojui reikalinga informacija apie jo stažą, apie jo dirbtą laiką, ir ne visuomet yra pateikiama ta informacija iš darbdavių. Taip pat
čia skaudžiausia darbuotojams darbdavių klaida, tai yra vėluojamas mokėti darbo užmokestis ir nesumokami delspinigiai. Tai ką svarbu žinoti darbuotojams, kad jeigu vis tik darbdavys pavėlavo sumokėti darbo užmokestį ar kitas su darbo užmokesčiu susijusias sumas ir be atskiro darbuotojo prašymo, ir be atskiro pareikalavimo ar pagrasinimo, kad bus pasikreipta į valstybinę darbo inspekciją, darbdaviui tenka pareiga mokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Tai čia yra skirtumas nuo to atvejo, kada darbo sutartis jau yra nutraukiama. Tai kai darbo sutartis yra nutraukta, tokiu atveju darbuotojui priklauso netesybos. Jau nebe delspinigiai, o netesybos. Jos skaičiuojama šiek tiek kitaip, tai yra darbuotojo vidutinis darbo užmokestis padauginamas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, nebent uždelsta suma yra mažesnė negu vidutinis darbo užmokestis. Tokiu atveju ta uždelsta suma dauginama iš uždelstų mėnesių skaičiaus. Na arba proporcingai, jeigu viso mėnesio nebuvo uždelsta. Na ir žinoma, darbuotojai atitinkamai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją ir išsireikalauti savo priklausantį darbo užmokestį. Taip pat dar norėčiau paminėti ir tokį atvejį, kad jeigu darbdavys vėluoja kažkokią dalį bent jau darbo užmokesčio sumokėti 2 mėnesius ir daugiau, darbuotojai atsiranda teisė nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių ir vėlgi netgi gauti išeitinę išmoką, nutraukiant darbo sutartį savo iniciatyvą. Na, tai reiškia viskas. Aš jau kaip darbuotojas su tokiu darbdaviu, kuris 2 mėnesius nemoka arba dalies užmokesčio arba viso, galiu ir nebenorėti tęsti darbo santykių ir tai yra svarbi priežastis. Ir netgi 4 skaidrė apie darbo užmokestį. Vis tik, kaip ir minėjau, tai yra opiausia tema. Tai išskaitos iš darbo užmokesčio dažnai jos yra daromos neturint teisėto pagrindo. Tai darbo kodeksas suteikia teisę išskaityti iš darbuotojų priklausančio darbo užmokesčio dalį pinigų, tačiau tai yra labai aiškiai ir konkrečiai aprašyti atvejai. Tai ir darbdavys kažkokio papildomą sąrašą turėti arba savaip interpretuoti tą sąrašą tikrai negali. Tai yra tik tai tie atvejai, kai darbdavys perduoda darbuotojai kažkokias piniginės lėšas ir darbuotojas jų negrąžina. Tai taip pat sumoms permokytoms dėl skaičiavimo klaidų. Vėlgi, čia noriu atkreipti dėmesį, kad ne bet koks ten didesnis išmokėjimas jau yra skaičiavimo klaida. Kai kur gali būti teisės taikymo klaida, kai kur skaičiavimo klaida. Čia Lietuvos aukščiausiasis teismas yra nutartyje išaiškinęs, kas yra teisės taikymo klaida, kas yra skaičiavimo klaida. Tai vėlgi neapsigaukite, ne bet koks atvejis, kada permokėjote, gali būti laikoma skaičiavimo klaida. Na, taip pat atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui, čia bene dažniausiai taikomas išskaitos atvejis. Ir išieškoti atostoginėms, jeigu atostogos buvo suteiktas avansu. Tai vėlgi atkreipkite dėmesį, kad ne bet kuriuo atveju, taip pat ir darbdaviui tenka pareiga žiūrėti, kiek darbuotojas turi atostogų, nesuteikti avansų, jeigu yra kažkokia rizika ir turi abejonių ir tikrai skaudės išmokėjus ir nesusigrąžinus. Taigi, tik tai tokiais atvejais, jeigu darbuotojas sutartį nutraukia pagal 55 straipsnį, tai yra savo iniciatyva, be svarbių priežasčių ir jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės. Na ir paplitę atvejai, kada vadinamosios bačkos galbūt transporto sektoriuje yra taikomos, ar nusidėvėjimas turto, ar pernaudotos kuro sąnaudos, kur darbdavys galbūt paskaičiuoja, kad čia buvo galima taupiau nuvažiuoti. Jeigu nėra įrodyta darbuotojo kaltė, kažkokia padaryta žala, tokių išskaitų būti negali. Dėkoju Ieva ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Na ir kaip minėjau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir pažiūrėkite, kaip visiškai nesunku Dasatoje registruoti ir sekti jūsų darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje. Na, o jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta daugiau nei 80 panašių video edukacijų. Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo.